Klausyk, kaip ir žadėjai, tai ateisi pas mus į bedarbių partiją. Jo, bet aš pasakyčiau, jeigu ateičiau, man ta partija mažiausiai rūpėtų. Tai vis tiekgi balsuotum už tai, kas naudinga partijai. Galvą palinkstyčiau ir daryčiau savo. Nu kaip savo, reikia žiūrėti partijos interesų. Man mažiausiai ta partija te rūpėtų. Nu Petrai, kaip tu čia dabar? Partija turi savų planų, savų tikslų, reikia juos įgyvendinti. Man net neįdomu ten būtų tos partijos nuomonė. Ten, žinai, aš tik tai sutikčiau su jų nuomonė kokia ir viską. Klausyk, Petrai, aš tos nuomonės irgi niekuoje neklausysiu, bet savo kandidatūrą keliant, tai reik biškį pameluoti. Žiūrėk, jeigu mane kažkas išrinktų tie politikoje, aš niekada žmonėm nemeluočiau. Aš pasakyčiau ir nežadėčiau, ko nepadaryčiau. Tai galėjau pasisakyti, ką pažadėtum ateinant į politiką Lietuvos žmonėm. Aš jeigu ateičiau į politiką, tai pasakysiu nuoširdžiai, vogt ateičiau. Tai visi mes ten vogt ateinam, o kaip kitiems žmonėm palengvintum gyvenimą? Būdamas valdžioje, aš imčiau kyšius. Ir be problemų. Visiškai. O kaip Lietuvos žmonėm ir žiniasklaidai pasiteisinsi, kad tu imi kyšius? Mano tikslas būtų kuo daugiau pavogti pinigų, o tuos pinigus atiduoti labdarai, padėti vaikams. Gudriai čia sumąstai, bet iš tikrųjų pinigai tai nusėstų tavo kišeniai. Nes man reikia gyventi, aš noriu daugiau. Ir viską save žiūrėčiau. Tai kaip supratau, vogtum. Ir pochui man tas pats vienu darot būtų. Na, aš sąžiningai atsakau čia visiems žmonėms, kiti tai meluotų, o aš tai sąžiningai atsakau. Aš vogčiau, taip, aš vogčiau. Nu, tai jau ką, aš teisybę sakau, kaip yra.